Amen.
dabar gerbiamus komisijos narius, prašau dėmesio. Kartokite paskui mane ir vykdykite aš, liko finalo komisijos narys, iškilmingai iškėlęs dešinę ranką ir kairę koją visų žiūrovų ir komandų dalyvių akivaizdoje prisiekiu neįsimylėti kurią nors vieną komandą. Komandas vertinti ne už gražias akis, o už kūrybiškumą. Prisiekiu būti objektyvus. Gerai pažiūrėti į balą prieš jį keliant į viršų. Atsisakyti bet kokių sirgalių papirkimų, tai yra kyšių nepriimti. Taip, patikėsim tokią priesaiką? Nuleisti kojas rankas. Dabar visi komandų dalyviai kartoja paskui mane. Aš, liko finalo komandos dalyvis, iškilmingai iškėlęs dešinę ranką į kairę koją, visų žiūrovų ir komisijos akivaizdoje, prisiekiu apsiginkluoti jumoru ir garbingai kovoti, nekasti duobės kitam, taupyti laiką savo komandai, laiku sugrįžti į sceną, nevarginti sirgalių ir komisijos narių. Žiūriu komandos dalyviams kažkas blogais atmintim. Ir paskutinį, pasibaigus liukai padėkoti sirgaliams už gerus palaikymus. Bet čia dar ne viskas. Prašom dabar visus sirgalius atsistoti. Ir kartuoti paskui mane. Aš, liko finalo sirgalius, iškilmingai iškėlęs dešinę ranką ir kairę koją visų komisijos narių ir komandų akivaizdoje pasižadu. Labai garsiai, kad plojimai girdėtųsi prie jūros upės. Įvairiais šūkiais palaikyti savo komandą. Nekenkti priešininkams. Negailėti balso. Prisižadėjom dabar komandos tikrus sirgalius. Aplokim. Himnas sudainuotas, priesaikas duotas, galima dabar užimti ir savo vietas. Prašom komisiją, jūs į savo vietas. Komandos, prašom į pirmąją eilę. Kaip nors sutalpinkit visas trys komandos į pirmąją eilę. Taip, sakykim, žemės ūkio mokykla ir vidurį. Antra vidurinė ir skaudvilė, vat dešiniai mano pusės. Dabar atidžiai klausykite. Šitas liko finalas yra truputį ypatingas. Labai atsiprašau. Per tokius žodžiu, jaunimo pamiršau pristatyti taip pat televizijos darbuotojus, dizainerę Astą Bukomtaitę ir jos asistentą Andrių Provičių. Aišku, šitas liko finalas yra ypatingas, todėl kad komandos nesiruošė vieno namuose. Skirus tai, kad jie labai gražiai apsirengė, prisikaupė labai daug idėjų ir atėjo čia. Visos užduotys, bernių prašysiu, kad atneštum pirmąją užduotį iš komisijos, yra paruoštos komisijos narių ir bus visos improvizacinės. Taip ir atsiskleis visi komandos nariai ir visos, žodžiu, komandos kūryba
tuoj priminsiu. Pirmoji pasirodys antrosios vidurinės mokyklos komanda. Kauniečiai bus antri. Ir trečiieji žemės ūkio. Labai gerai, galima sirgti už save, komandos gali už save pasirgti. Pirmoji užduotis – pasisveikinimas su publika, šokio pavadinimas, arba šokio parodija, arba naujas pasisveikinimo šokis. Kas tai galėtų būti? Šiaip kiek esu girdėjusi ir mačiusi, paprastai renginiai prasideda nuo kažkokio šokio, tai būtų kepurinė. Sako, kepurę nuėmiau ir pasisveikinau. Mūsų merginos nori pasveikinti visus žiūrovus, visus komandų dalyvius, taip pat komisiją. Tad merginos kviečiam šokiai. Komandos, būkite atvykios. Čia yra užduotis jums. O dabar pirmoji užduotis komandoms. Berniukas jums paduos po lapelį. Ten yra konkrečiau užrašyta. Jūs turite 3 minutės paruošti pasisveikinimo šokį. Ir prašom dabar operatyviai greitai. Ar einat kur nors ruoštis ar ne? Žodžiu, jums yra duotas 3 minutės. Taigi, komandos ruošiasi pasveikinti savo sirgalius, o sirgaliai norėsim išgirsti, ar yra antros vidurinės sirgaliai. Prašom, vienas atstovas antros vidurinės sirgaliai. Ateikite į sceną. Antros vidurinės sirgaliai turbūt nėra. O kaip skaudžilės sirgaliai? Prašom vieną atstovą. Ateikit pas mus. Prašom, greičiau. Ir žemės ūkio mokyklos sirgaliai. Inga, antros vidurinės sirgaliai. Labai gerai palaukime, priek. Berniukas savo dasišinuką. Prašau toliau vaikinuką, norėčiau susipažinti. Modestas. Sergi už kokią komandą? Godzilla. Labai gerai. Taip pat Modestas. Ir taip pat už Kutvilį. Tai labai norim pakviesti Žemės ūkio mokyklos atstovą. Žemės ūkio mokyklos atstovų nėra. Vadinasi, Balčiai Žemės ūkio mokyklos komanda neturi savo sirgalių. Ogi, labai gerai, greičiau. Jūs, prašom, pasistatykit. Prašom. Žemės ūkio mokyklos sirgaliai. Labai gerai. Sirgaliai išsirinko savo atstovus. Atstovai dabar turės sirgalius suburti į vieną būrį. Sirgaliai, žodžiu, irgi turės tokią užduotį. Surinkti kuo daugiau pasveikinimo šūkių savo komandai. Kada komandos ateis savo užduotim, jos parodys, įvertins, jūs turėsit savo devizą, šūkį, kaip pasveikinti komandą. Prašom, dabar jūs būsit lyderiai sirgalių. Prašom, grįžkit. Su visais sirgaliais. Prašom, grįžkit. Ir berniukas atneša man laikrodį. Berniukas atneša laikrodį. Kitas berniukas. Gal komandai pasiprašysiu? Atau Žemės ūkio mokyklos komanda. Nacionalinio antros vidurinės mokyklos
muzikos komanda pasislėpė kažkur, nebėra nei gerbiumo, nieko. Sirgaliai, pakvieskim savo komandą, antra vidurinė. Antra, parodykit, kaip jūs paskirti savo komandą. Viskas, tai tik tai tiek. Jūs prisižadėjot, kad jums nebus gaila nei balsų ir kad jūsų plojimai girdėsis prie jūros upės. Tai prašom, pakvieskit savo komandą. Antra. Antroji vidurinė, pasirodo. Berniuk pakviesti antrąją vidurinę mokyklą. Viskas. Jau jie pasiruošę, prašom, pradedam. Dinamo ežeras. Labai ačiū antrai viduriniai, o dabar jis yra kviečiama Skaudvilės komanda. Prašau pietur, jei mano nori jūs pasisveikinti, tai galime jau aktyviai palaikyti savo komandą. Šokis, kepurinė, numeris 12. Ilgai laukta žemės ūkio mokykla. Prašom, iš scenos.
sirgalių, bet atėjo momentas, kada šitą pasirodymą reikia įvertinti. Taigi komisija prašysim įvertinti antrosios vidurinės mokyklos komandos šokį. Ir jeigu galima palaikyti, tai ilgiau numerėlius. 4, 4, 4, 4, 4, 3, 4. Nuo sirgalių, kurie parašė jau pasveikinimo šūkius savo komandos. Prašom, pirmasis atbėga, atbėga berniukas. Pirmoji atbėga mergaitė, kuri yra turbūt žemės ūkio mokyklos. Prašom, Birutė prie mikrofono. Nu, su savo sirgaliais, kad kartu paskanduoti. Laikykite! Mes visada su jumis. Aš šaukiu jumis ir ateikit ten. Dabar jūs gerai atrodot. Gerai atrodykit ir toliau. Eikit į priekį drąsiai ir jūs laimėsit. Nieko nebijokit. Komandos tikrai nevertos jūsų. Mes mylim jūs jaunimą. Jūs su mumis, mes su jumis. Gerai varot, varykit ir toliau. Chebra gerai atrodot, o ypač iš užpakalio. Nepraraskit vilties, draugai. Arba pirmi, arba pirmi. Mes jums mylim. Prisiminkit visus šitos devizus, kuriuos pasakė sirgalių lyderė. O dabar, prašom, antrosios vidurinės mokyklos. Jauskit laužau. Švieči ir pašvieči. Jūs iš Dinamo. Jūs nugalėti. Jums iki pergalės. Kelias šviesius. Jūs nugalėti. Kelias Prašom, greičiau. Skaudvilė jėga. Panas Skaudvilė. Dainuoja Skaudvilė. Visus Skaudvilės fanai vienykitės. Vykdyma. Pantyvi nešvinkštukai, pantyvi jėga. Pantyvi pirmin, pantyvi nepasiduokit. Pantyvi, Skaudvilės jėga. Skaudvilė, žvengtų, kur nepasikia akis, laužtai, kur nepajėgia protas, jaunystės aras tu sparnuotas, o tavo rankose žaibų ugnis. Komandos gali tik didžiuotis tokiais sirgaliais. Kažką noriu pasakyti žemės ūkio mokyklos
kapitonas. Žinot, mes pamiršom pristatyti savo šokį. Ten buvo parašyta, kad reikia pavadinimą pristatyti. Tai yra mūsų šokio pavadinimas Noriu mėnulį. Truputį pavėluotai, bet geriau vėliau negu niekada. Taigi, prieš pristatant antrojo užduotį, norėčiau supažindinti sirgalius su dabartinė komandų padėtim. Antroji vidurinė yra surinkusi 27 balus. Sausrinė 28. Ir Žemės ūkio mokykla 35. Taigi komandos truputėlį rimties. Antroji užduotis. Va čia tai bus kažkas tokio rimtesnio. Komandų kapitonų dėmesį. Jūs turit išrinkti 4 grupės. Tai yra sportiškiausia grupė, muzikaliausia ir artistiškiausia ir iškalbingiausia grupė. Sportiškiausioje grupėje 3 asmenys, muzikaliausioje grupėje 2 asmenys, artistiškiausioje grupėje 3-4 asmenys ir iškalbingiausioje 1. Kuris pasilieka iškart čia, pas mane. Taip, kad toliau užduotis yra nurodytos lapelėse. Padarykit sirgaliams siurprizą. Nepasakykit jiems viską iki galo. Prašom, berniukų, nunešk. Užduotis. Iškalbingiausi lieka čia scenoje. Vienas iškalbingiausias. Kaip vadinasi užduotis? Taip. Prašau, pats. Vienas iškalbingiausias, kaip jums išeina? Vienas iškalbingiausias ateina į sceną. Komandos iškalbingiausias, kol komandos ruošiasi, iškalbingiausias ateina į sceną. Taip, 2 jau yra. Kiek supratau kapitonai. Tautvilės komandos iškalbingiausias žmogus. Supratau, yra visi komandų kapitonai. Dabar bus labai gera proga susipažinti, taip, uždaryti, dar neparodyti. Gera proga susipažinti su kapitonais. Prašom visi sakyti. Kaip visada, Sigis. Kaip visada, Sigis. Prašom toliau. Jemėlė. Jemilianas Ivanovičius tikriausiai. Ir aš kaip nuskaučiau, Tautvilės kapitonė. Tai epilepsija iš Tauragės. Epilepsija iš Tauragės, Pantylė. Ne, pagalvau, mano yra Elvira. Gerai. Žodžiu, jums yra iškalbingiausia užduotis. Prašom antrosios vidurinės kapitoną įkišti ranką į dėžę ir ištraukti vieną daiktą. Vieną daiktą. Taip. Tai būtų taip. Taip. Antrasis, prašom traukti. Taip. Ištraukiam dar vieną daiktą. Kas tai būtų? Ir prašom dar vieną. Aha. Taip. Berniuką prašysim, kad atneštų laikrodį. Jums užduotis. Nenusisavinti šitų daiktų, aš juos pasiimsiu. Ir dabar prašom antrosios vidurinės komandos kapitonas kalbėti apie šitą daiktą lygiai 1 minutę. Berniuk, nuimk laiką, kada bus 1 minutė, gali sustoti. Manau, kad čia yra daktariškas bintas. Jisai čia jį naudojo nelabai išsilavinęs pilietis, ko gero bandė užsirišti ant piršto. Nelabai pavyko, nes su guzais. Ir ko gero reikėjo galus trumpesnis palikti, nes negražiai atrodo. Kaip dabar eisi ant piršto užsidėjęs. Šitas dar gali būti biškį tamsesnis, kad kraujas nesimatytų, nes kiti gali išsigąsti tą man. Šitas daiktas dar galėjo būti rišamas ant kojas. Bet
Irgi užrišimas nelabai tinka. Man atrodo, jisai yra su skylėm. Kraujas gali prabėgti. O tai tada yra išvis negerai. Taip. Išlaikė išbandymą antrosios vidurinės kapitonas. Kaip įvertins sužinoti toliau. Labai gerai. Aš galiu paprašyti, kad atneštų dėžę. Gražinsiu. Įvyko šioks toks nesusipratimas. Kol, žodžiu, antrosios vidurinės komandos kapitonas kalbėjo, kitų kapitonai galėjo pagalvoti, ką papasakoti apie širutę arba apie gėlę. Tai, bet Gražina kišam ranką į tą dėžę, ištraukėm kažkokį tai daiktelį. Tai dar rasim turbūt. Taip. Ir berniukas laiką. Prašom. Aš manau, tai molinukas, klumpė, kurią paliko senukas, antrosios vidurinės mokyklos kapitonas. Jis kalino per bėgas, žiūri, dainuoti, mergiuoja, ėmė ir nukalbino į suką. Taigi, šitą kurpaitę jis turbūt nešė savo mylimą, jeigu gal mylimųjų paliko. Ai, gal jį griebtų. Niekas nežino, iš kur čia ta kurpaitė atsirado, o gal čia peleninė, o gal čia sfinksas. Kas čia žinos, juodo gabalas ir tiek. Verčiu taip, žiūriu iš priekio, žiūriu iš užpakalio ir vėl iš priekio ir vėl iš užpakalio žiūriu, kad jiems tas pats. 3 skylutės, o skylėje dar viena duobutė. O aplinkui tai toks sfinksas, arklys dar nupieštas. O gal čia arklio kanopa? Bet vis tiek nepanaši. Ai, jau visai nežinau, čia gal raudonas molis, gal juodas. Suprantat, nenoriu į smulkmenas leistis, reikia nešti pas archeologus. Nieko aš apie tai nenusimanau, bet vis dėlto galvočiau, kad čia neblogas dalykas. Gali eiti tai mergaitė, galima nešti dovanų, galima eiti, nežinau, kur nors pasivaikščioti arba kai jaunimas. Ačiū. Išbandymas laukia žemės ūkio kapitono. Kągi dar jisai ras? Prašau, visą kitą aš padėsiu ir pradedam. Laikas. Čia yra popurinis drugelis. Man labai patinka popurinė drugelė, ypač žali. Vienu žodžiu, čia kažkas panašaus, kaip ten, kai Hirosimai sprogė ir Nagasaki atominė bomba, ir ten, vienu žodžiu, ten japonai vaikai, kad išgytų pirko žalias gerves, bet vienu žodžiu vis tiek visi neišgėjo ir dabar tas drugelis norės irgi niekam nepadės, galvo, kad tai yra žalias. O jeigu jis būtina popurinis, tai išskirtas iš kartono, bet čia yra ne kartoninis, matai, jeigu būtų iš kartoninis, tai jau galėtume vienu žodžiu pasikraptyti ir nugarą, o dabar tai kas jau, vienu žodžiu veiksi drugelis šiek ant aklutės galėtų pakabinti, kad žiemą nėra drugelių. O šiaip tai aš drugelių nemėgstu, nes žalių drugeliai ir geltoni ten ant kopūstų žalių, vienu žodžiu vikštai. O tie vikšrai žaliai, vienu žodžiu, užaugia, kitus deda vikšrus, o tie kiti vikšrai valgo žalius drugelius. Vienu žodžiu, drugelių aplamai iš vis reikėtų kirpti. O kas tas blizgutis prie drugelių? Kam iš vis čia reikalingas? Galima rankas susidjausyti, iš vis kažką blizgutis. Iškalbingiausią konkursą. Ir tai būtų antros vidurinės kapitonos. Vertinam. 4.
sportiškiausių grupelę. Prašom, ilgai nelaukiam ir pasirodo antroji vidurinė. Sirgaliai, pasikvieskit savo komandą. Mūsų mankšta vadinasi nervų skyrius pirma palata.
Taigi, pirmoji pasirodė antrosios vidurinės mokyklos komanda, tai sportiškiausiai antrosios vidurinės mokyklos sportiškiausiai komanda. Prašom, keliam baudus. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Daug žvaigždžių. Kviečiame antrosios vidurinės mokyklos komandą, kur pasirodys artistiškiausi vyrukai. Prašom. Įvyko nesusipratimas. Artistiškiausi antrosios vidurinės mokyklos vyrukai, merginos. Prašom. Dabar matysime animacinį filmuką Napalam. Bus penktoji serija. Susitinka amžini priešai, vilkas ir zuikis. Zuikis! Labai gerai, o dabar į sceną kviečiame Skaudvilės artistiškiausiųjų grupę. Štai čia mano naujoji brička. O štai čia tokios dvi mano mamos. Čia. O kodėl dabar mane padarė sisiuko? O kodėl mane padarė dar kai ko? Bet mums su Filipu dabar jokios bėdos nebaisios. Nes mes naudojam naują pampersonį. Sugeria viską. Tau taip pat. Skaudviliškiai gerokai įvaldė reklamos sritį, turbūt,
O dabar pakviesim, ką Berniukas nori pasakyti. Žodžiai pabėgo. O dabar į sceną pakviesim Žemės ūkio mokyklos komandą. Sugaliai! Pasibaigė valandėliams vaikams, kiek supratom multiplikaciniai filmukai. Ir dabar komisijos narius paprašysim vertinti. Turbūt nepavargot piloti, jūsų baltos rankovės turi būti teisingos, gavus irgi. Ir pirmąją komandą vertinsim antrąją vidurinę. Prašau. Komisijos nariai, prašom, pas juos apsilankyk. Tuo tarpu komisija vertina trečią komandą ir tai būtų 4. Kol vyko sportiškiausiųjų grupės ir artistiškiausiųjų grupės pasirodymai, pasiruošė muzikaliausiųjų grupė. Taigi dabar kviečiam į sceną antrosios vidurinės muzikaliausiųjų grupę. Taip, tada bus dainelė apie šviesą. Come on.
mokyklos komanda. Mokyklos muzikaliausiųjų grupė.